1990 metais kovo 11 dieną buvo atkurta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė. Nuo to laiko kiekvienais metais ši diena tapo reikšminga ir svarbi kiekvienam lietuviui. Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija šiais metais kovo 11-osios šventę mini itin originaliai. Netrukus čia susirinkę visi gimnazijos gimnazistai sušoks bendrą šokį pagal Marijono Mikutavičiaus dainą Aš labai myliu Lietuvą. Kaip teigia pagrindinė šventės organizatorė ir sumanytoja direktoriaus pavaduotoja Violeta Juškienė, toks kovo 11-osios paminėjimas rengiamas pirmą kartą ir galbūt jis bus kartojamas ir kitąmet. Džiaugiamės, kad tai pavyko šitą akciją, kad vaikams smagu, kad mes taip pagerbėm Lietuvą džiaugsmingai, su tokia paprasta ir kartu nepaprasta akcija. Manau, kad tai bus tokios neužmirštamos akimirkos mokiniams. O ir kitais metais mes tai darysim, dar svarstysim, žinoma, idėja labai graži. Choreografiją šokiui kūrusi mokytoja Džineta Šablauskienė džiaugiasi mokinių užsidegimu ir entuziazmu, kuriant ir mokant šokį. Dauguma tai tikrai ir buvo tiesiog valio, rankos į viršų, tikrai darome. Vienetai, kurie ignoravo, galbūt nenorėjo šokti ar kaip, bet daugumas tikrai labai geranoriškai priėmė šitą pasiūlymą. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja, choreografijos mokytoja bei režisierius dalinosi mintimis apie kovo 11-osios šventės svarbą ir linkėjo neprarasti tautiškumo bei vienybės jausmo. Man tai labai svarbi šventė. Man šita šventė tikrai yra didelė. Labai džiaugiuosi, kad gyvenam laisvoje Lietuvoje, kad kalbam savo lietuvišką kalbą. Palinkėčiau mylėti, labai daug mylėti. Vienybės dvasios, kad viens kitą nekritikuotume, bet mylėtume, gerbtume ir jaustumėmės, kad mes esam lietuviai. Viskas prasideda nuo mūsų pačių. Jeigu mes mylėsim tą Lietuvą, o nekeiksim ją, tai tikrai bus mums visiems nuo to geriau. Gimnazistai taip pat džiaugiasi netradicinė švente bei dalinosi patriotiškomis mintimis, kad Lietuva yra jų tėvynė ir savo ateitį jie įsivaizduoja būtent čia. Palinkėčiau mažiau emigruoti, labiau būti vieningiam ir taip kartu kaip mes švęsti. Marijonas Mikutavičius dainuoja, kad tikrai myli Lietuvą, tačiau ar mylit ją jūs? Viso pasirodymo metu ore tvyrojusi patriotiška nuotaika ir susirinkusi jų vienybė įrodė, kad Lietuvą šalies moksleiviai tikrai myli.